Taip, vis tiek lėmė gynyboje geresnė, nes tikrai nedaug praleidome taškų, 67, manyčiau, prie serbus tikrai yra neblogai. Ir šiaip norėjome patekti į finalą, kad atsirevanšuoti prieš kroatus, kuriem patyrė prieš 2 metus pralaimėjimą. Šiaip, kodėl taip sunku buvo, kai matys, kas sekėsi, kas nesisekė? Nesisekė, manau, iš pat pradžių, kad jaudinomisi, po to kažkaip nesusižaidėm iš pat pradžių, jaudulys didelis, vis tiek buvo, norėjosi laimėti. Taip ir sunku buvo, vis tiek jie norėjo dar atsirevanšuoti prieš tai, kaip laimėjome grupėse varžybose. Prašau, klausimų. Simai, pradėjot gerai žaisti, kad žiūrovai triukšmaut pradėjo. Jeigu visas rungtynes triukšmautų, būtų geriau, ar ne? Tai būtų vis tiek jau. Žiūrovai daug padeda labai ir labai ačiū jiems, nes tikrai palaikomo reikėjo, ypač varžybų gale. Nes svarbios rungtynės galbūt žiūrovai kartais kažkas paslaugą padaro, kad žaidžiat namie, čia savotiškas spaudimas. Taip būna kartais, atrodo, nori kuo geriau prieš savus varžovus sužaisti, bet ir to pačiu jie padeda tikrai. Kalbi, kad jau laukia kroatai, manai, rusai neturi jokių šansų? Aš asmeniškai tikrai nemanau, nes sunku tikrai bus sustabdyti vis tiek šio čempionato lyderį, tai Darijo Šaričio, bet manau tikrai paklius kroatai. O kaip jūs stabdysit Šaričių? Treneris nurodys kaip. Treneris turi. Tikrai taktika. Simai, pačių žaidimas užtikrintai rungtyniauja, maksimaliai bus susikaupęs? Tai maksimaliai, kai pirmus 3 taškus pataikiau, tikrai pasitikėjau, pradėjau pasitikėti savimi labiau ir taip išėjo. Jeigu ne tas 3 taškis per rankas, greičiausiai galbūt kitoks net rezultatas buvo. Pats pameni tą 3 taškį? Taip, pamenu, tikrai galvojau, reikia pataikyti, nes rezultatas jau buvo -8, kiek pamenu. Tad gera, kai tokį pataikyti 3 taškį. Ir žiūrovai tada visi pakyla į viršų. Ką spėjai pagalvoti, kai Grigonis veržėsi po krepšių? Spėjau, aš tik maniau, kad jis tikrai įmes ir tiek. O tada tik reikėjo apsiginti ir pergalė bus. Ir tiek.